Šiandieną, sausio 22 diena, TV3 LT paskelbė, kad Gitanas Nausėda nori gyventojų indėlius esančius bankuose panaudoti gynybai. Mintis yra nukreipti gyventojų indėlius į specialiasias taupomasias sąskaitas. Tik ką pas mamą per televizorių, apsilankiau per televizorių, išgirdau žinias, kaip Nausėda pasako, virš 23 milijardų tenai pinigų eurų turi sutaupę žmonės bankuose sukaupę ir šitos pinigus valstybė galėtų pasiskolinti karinėms reikmėms. Pasiskolinti. Štai taip Nausėda tai vadina. Kągi, judam. 18 straipsnis. Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymas. Teisės akto redakcija įsigalioja nuo 24 metų 6 mėnesio 27 dienos. 18 straipsnis. Bendrieji laikinojo turto paėmimo ir turto rekvizicijos reikalavimai. Negali būti laikinai paimamas ar rekvizuojamas šis turtas. Ir dabar žiūrėkime, štai čia apie pinigus. Antras punktas. Lietuvos banko užsienio atsargos. Kitas Lietuvos banko ar jam įkeistas turtas. Taip pat Lietuvos bankė saugomas Europos centriniam bankui bla 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 bla. Apie žmonių pinigus nei žodžio. Juos turi teisę valstybė rekvizuoti. Ten dar apie turtą, apie visą kitą, norite susiraskite patys. Čia Infolex tinklapis. Teisė. Taip, toliau, palaukit. Štai, už laikinai paimta ar rekvizuota turtą atsižvelgiant į valstybės finansinės galimybės atlyginama vyriausybės sprendimu, vyriausybė nuspręs, atlygins, nenuspręs, neatlygins, iš valstybės biudžeto lėšų per kuo trumpesnį laiką nuo karo padėties atšaukimo. Kada norėsim, tada atšauksim tą karo padėtį, virusus paleisim, dar kažką, tai vėl nepaprastai padėtį įvesime. Ir nežinau, kada jūs sulauksite, kada jūsų banko pinigai, kurios rekvizavo valstybės gynimui arba sveikatos apsaugos reikmėms, kada bus gražinti. Klausimas, ar iš vis bus gražinti. Laikinojo turto paėmimo ir turto rekvizicijos organizavimo vykdymo laikinai paimto išlikusio turto gražinimo ir atlyginimo už rekvizuotą ir laikinai paimtą turtą tvarką ir laikinai paimto rekvizuoto turto apskaitos dokumentų formas nustato vyriausybė pagal ar jos įgaliota institucija. O štai subombarduos tą instituciją ir dokumentai prapuolė ir viskas, ką iš tavęs rekvizavo, irgi atleiskit, nebeturim jokių duomenų. Taip kaip atsitiko su darbo knygutėmis, ar ne? Gamyklų jau tų nebėra, kas dirbo sovietmečiu ir jūsų darbo stažo nėra kaip užskaityti, jeigu jūs neišsaugojate sovietinės darbo knygutės. O aš savo sovietinę darbo knygutę kartu su sovietiniu pasu sausio mėnesį 91 metais užmoviau ant stulpo prie Seimo. Ir ate mano 5 metai darbo stažo. Nes sodra to nemato, o gamyklų tų nebeegzistuoja. Tai štai, gerbimieji, tokios žinios iš gerovės valstybės. Gitanas Nausėda, tiems, kas laikote Lietuvos bankuose savo pinigus, gali juos pasiimti, rekvizuoti gynybos reikmėms. Štai jums ir skaitmenizacija. Tie pinigai pasirodo visai ne jūsų. Tai patarimas pereiti kuo greičiau į bankus, kurie nepriklauso Europos Sąjungai.